Sveiki visi, Rolandas iš Pajūrio su jumis vėl. Nepaisant galybės darbų, aišku, ir minčių galybės, ir temų galybės, visgi nusprendžiau padaryti bent vieną įrašiuką šiandien su tą mintimi, kad pažiūrėkit, kokiam nuostabiam pasaulyje mes gyvenam. Aš šiandien noriu užsiminti apie tai, kad gyvenam nuolaidų, kompensacijų, išmokų pasaulyje. Jūs pasižiūrėkit, kur be eisit, visur nuolaidos, išpardavimai ir kompensacijos ir taip toliau įvairiausiais būdais mums duoda pinigus. Tiesiog nuostabus pasaulis. Klausykit, rimtai iš dangaus byra pinigai. O dabar tiems, žinoma, kurie mąsto, pasakykit, esu kažkada tą temą užminęs, vat įsivaizduokit, esame mudu du. Ir kokiu atveju jūs duotumėt kažką man? Tebūnie, kaip kompensacija, kaip išmoka, kaip dar kažką. Vat kokiu atveju jūs man duotumėt pinigą arba aš jums. Tai man taip realiai matosi tik tai net labai mažai variantų. Jeigu, sakykime, aš jūs apsuku, jeigu aš jūs apvagiu ir man po to labai sąžinę griaužia, dūšią griaužia, negerai supranti. O vdruk jūs gal atsipeikysit, kai jūs apgavo ir tada ateisit reikalaut kažko. Todėl vat, aš sugalvojau ir paėmiau, padariau tokį nuostabų dalyką, kaip sakant, geras gestas. Čia vat aš einu į gėrį. Tai va ir pasižiūrėkite, kiek šiame pasaulyje yra šito gėrio. Kaip į valdžia ir valdžių valdžia, kaip jie mus myli. Tai tiesiog nerealu. Tai va, taip šiam kartui kol kas tiek, nes nenoriu įkyrėti. Kitas dalykas, jeigu jums patiko mintis, pasidalinkite įrašų, paspauskite patiktuką, nykštuką ir ką, dalinkitės, informacija turi sklisti, žinios tai yra vanduo, informacija, kaip sakant, anam sviete tai yra vanduo ir jis turi tekėti, antraip iš jo naudos mažai. Tai va, skleiskite, mintis patiko, siūskit, kaip sakant, kitam, nebūtinai nuo mano vardą, o jeigu pasidalinsit mano įrašų, bus dar maloniau. Gerai, tam kartu tiek, iki.